Metai laiko, bet mokyklai visišką betvarkį. Padarom įdomiau. Kovojam dėl mokyklos. Kieno vidurkis bus didžiausias, ta klasė ir valdės mokykla. Mano žmonės matė, kad Stučkos mafija papirkinėjo mokytojus. Labą dieną. Nu, sveiki, sveiki. Turim tokį reikalą, mokytoja. Turim vieną neatsiskaitytą darbuką, tai gal būtų galima kažkaip susitarti dėl to. Atsiskaitėt. O jūsų žmonės, už tai, kad jiems būtų išvesta tikybos įskaita, dalyvauja nelegaliuose žinojimuose varžybose. Na, aš jos jums taip lengvai tikrai negaliu išvesti. Bet mokyta, gal kažkaip mums labai reikia, gal kažkaip kažką įmanoma. Gerai, turiu idėją, einam. Sveiki, mano vaikai. Pradėsime žegnojimosi varžybas. Mano kontaktai žino, kad į tavo pyragalvį įsilaužinėja į tamą ir pasirašo patys savo pažymus. Kaip čia supras? O ką, galvojat, aš nežinau, kad jūsų abiejų gaujų susivienijo ir virė žinių marmalą. Metų sunkiai dirbtų. O iš 12 metų tai liko 100 dienų. Egzaminai kaip loterija, šansų nėra. Mokytojai kaip kortos, kurią be ištrauksit, bėda. Gintutė kaip galva, ląstelė ir širdutė. Džiaugiamės, kad esate Žalgirio fanutė. Kristina į istorikus gamina. Ačiū jai už atminties laviną. O Jurgita, matematikos čikita, nesisekė išimt iš Eriko banditą. Nors padėkojome tik toms, kurios ilgai mylėjo, ir kitos mums atidavėte viską, ką galėjo. Negalime pamiršti mes ir jūsų. Tačiau dabar jau estafetė mūsų. It's just another lesson learned, 'cause I'm falling